Pacientai endodontinį gydymą dažnai sieja su skausmu, bet aš norėčiau paneigti šį mitą, nes mes tikrai turim daug efektyvių priemonių, kaip nuskausminti. Tikrai ne vienas nuskausminimo būdas mums gali padėti procedūrą padaryti beskausmę. Aišku, išduosiu paslaptį, kartais pacientei pasiūlau gydymą atlikti jautroje, nenuskausminant. Kokiais atvejais? Tuomet, kai atliekamas kanalų pergydymas arba jeigu nervas, pulpa jau yra nekrotinė ir paprasčiausia dantis nebegyvybingas. Tai tokiais atvejais galime mėginti visą procedūrą atlikti jautroje ir dažnai pacientai didelio diskomforto nejaučia. Tačiau pacientams iškyla automatiškai klausimas, o kodėl mano dantis skauda, jeigu jis yra negyvas? Atsakymas yra paprastas. Nors dantis yra negyvas, tačiau jis stovi gyvame kaule ir jį tame kaule laiko gyvas periodonto raištis. Ir mums atliekant manipuliacijas, įvedant vaistus į tuos kanalus, yra tikrai dažnas poprocedūrinis jautrumas, kuomet nors ir negyvas dantis, tačiau jisai gali skaudėti. Gali jaustis sukandimo diskomfortas, pakeltas dantis, maudimas, tvinksėjimas ir tai yra visiškai normalūs pojūčiai po pradėto kanalų gydymo. Pakalbėjau dabar apie kanalų gydymą ir metas, manau, paminėti procedūrą, kuomet stengiamės išvengti to kanalų gydymo. Tai vadinasi gyvybingos pulpos terapija. Ši procedūra jau daugelį metų yra taikoma vaikams, kurių dantis smarkiai pažeisti karieso. Taip sakant, infekcija jau pasiekė danties vidų, nervą, kraujagyslės ir tų vaikų šaknis dažnai būna dar nepilnai susiformavusios, nepilnai užsivėrusios. Tai mūsų tikslas yra pašalinti tą kariesą tinkamai, pašalinti tą dalį pulpos nervo, kuris yra infekuotas, hermetiškai padengti specialią medžiagą ir aišku, hermetiškai tą dantį užplombuoti. Ir tikrai labai dažnais atvejais mes turime pilną sėkmę, kad dantukas ne tik kad išlieka gyvybingas, bet šaknis toliau auga, formuojasi, užsidaro šaknų viršūnės. Ir dabar jau tikrai kurį laiką, ne vienerius metus, tokią pat procedūrą rekomenduojama atlikti ir suaugusiems. Aišku, labai svarbu atlikti mikroskopo kontrolėje, kad tinkamai įvertintumėm, ar tikrai pašalinom visą kariesą, ar pašalinom tikrai visą tą infekuotą nervą ir aišku, ar tinkamai atlikom tą nervo padengimą. Ir pabaigai labai yra svarbu profilaktika. Ateikit, apsilankykit, net mažiausias kariesas turi būti stebimas vieną kartą metuose, patikrinant, ar jisai yra stabilus. Nes laiku pastebėjus, mes tikrai galime sugydyti ir bus išvengta endodontinio kanalų gydymo.